Labas, Eglė. Labas, Monika. Štai ir vėl mes, mediatorės Monika Kodė ir Eglė Liaukuvienė, savo tinklalaidėje apie mediaciją ir su jie susijusius klausimus. Šiandien nusprendėm pasikalbėti apie pačią mediaciją. Tai labai daug turim visokių straipsnių, tinklalaidžių, įrašų socialiniuose tinkluose ir ne tik apie pačią mediaciją, apie tai, kuo jinai pasižymė, apie tai, su kuo jinai valgoma. Ir toks klausimas, ar tikrai visada žinom gerai, kas ta mediacija ir ką jinai gali duoti, kai ateinam į sunkesnę akimirką, kada susipykstam su kažkuo. Kai nereikia informacijos lyg ir nenaudojam arba jinai mūsų nepasiekia, ar ne? Bet kai atsiduriam tam tikroje konfliktinėje situacijoje ginčo, ar ne, akivaizdoje su ginču ir ką daryti su tuo, kame esame, tuomet ir apie mediaciją informaciją pasisiūlo, ar ne, apie ginčo sprendimą teisme ir kaip nepasiklysti tame sraute informacijos, kaip ar ne prisitraukti tai, kas tarnautų būtent tada. Tai bandysim aptarti ir su įstatymu, ar ne, savoką, kas susiję ir su pagrindiniais principais, tam, kad sudėti pagrindinius akcentus apie tai, ką mes kiekvieną dieną veikiam, kaip mes su žmonėm mediacijoje per praktinę tokią pusę bendraujam, darbuojamės ir kaip nepasiklysti tame informacijos sraute. Mediacijos įstatymas numato mediacijos savoką. Mediacija yra civilinių ar administracinių ginčų sprendimo procedūra, kurioje vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą. Egle, iš šios savokos, ką supranti apie mediaciją? Girdžiu 3 pagrindinius momentus, ar ne, kad mediacija yra procedūra, kad būtinas mediatorius ir kad taikus ginčo sprendimas. Ne, kaip finalizavimo momentas. Tai yra pakankamai lakoniška savoka, bet savyje talpina tos pagrindinius dalykus, ar ne, kurie yra apie mediaciją. Kad tai yra procedūra, labai toks žodis, ar ne, kažkoks įrėminantis pakankamai, bet tam tikra prasme mediacija ir nėra kažkokia išplaukus, ar ne, pati iš savęs. Ne vis tiek turi pradžią, turi vyksmą, kas vyksta ar ne, ir pabaigą finalizavimo momentą. Tai tas procedūra, turbūt įstatyminių lygmenių to tokio geresnio žodžio ir negalėtumėm rasti. Apie mediatorių turim atskirą tinklalaidę apskritai, kas tai yra, kam jisai reikalingas ar ne, bet kviečiame žiūrėti. Bet pati mediacija niekaip negalėtų įvykti be to profesionalaus, tarpinio ar ne, per vidurį esančio žmogaus. Ir taikus išsprendimas, čia yra to tobuluoju atveju, kada tikrai pavyksta išspręsti ginčą, taikiai galimos ir kitos baigtis, apie kurią šiek tiek irgi paminėsim. Tai iš visų 3 momentų sudeda tas pats mediacijos proceso ir procedūros, ar ne, kaip jisai atrodo įstatyminiam lygmenį. Rėmas. Ir turbūt sutiks, Eglė, kad nėra ta mediacija taip jau labai detaliai aprašyta įstatymuose, sureglamentuota ir sureguliuota, bet visgi galim dar ir daugiau keletą tokių momentų išskirti, kurie galėtų leisti suprasti, tai apie ką čia ta procedūra ir kuo jinai pasižymi. Tai mediacija turi keletą kertinių principų. Tai pirmiausiai turbūt pakalbėkime apie tai, kad mediacija yra savanoriška. Tik savo norų ten gali ateiti, būti ir išeiti su rezultatu. Ar tikrai taip savanoriška? Peršas ar ne tas klausimas, nes nuo 20 metų mes turim privalomosios mediacijos institutą, kur bet koks šeimos ginčas, kai nežinom, ar pavyks susitarti taikiai, privalomai turi būti sprendžiamas mediacijos būdu. Aš labai džiaugiuosi dėl šito ar ne įstatymo leidėjo žingsnio prieš kiek metų, dėl to, kad šalys turi galimybę ateiti ir pasikalbėti, kartais tikrai labai priešiškai nusiteikus, bet kada vyksta toks pokytis, kai aš iš tikrųjų mediaciją naudoju kaip įrankį, ten galiu savo ar ne gyvenimo klausimus įsispręsti. Tai pats privalomumo prieskonis yra tik tai ateiti, pabandyti inicijuoti mediaciją, bet nebūtinai tu net ir ateisi iš tikrųjų, ar ne? Tai visiškai koreliuoja su savanoriškumu, kas vėliau pačioje mediacijoje yra kaip konstanta, kaip privalomas dalykas, ar ne? Tai turiu omeny, kad realiai man užtenka ateiti, parašyti prašymą, kad aš inicijuoju mediaciją, bet nebūtina į patį pokalbį mediacijos metu keliauti ir su kita ginčo šalim susitikti. Jeigu jau visai nesinori, bet čia ir yra tas toks ir mediatorius turbūt įdirbis, kiek įdėsi pastangų pakviesti ir parodyti iš tikrųjų savanorišką
pobūdį mediacijos, jūs tikrai neprivalote, bet iš to vidinio noro ir motyvacijos tikrai jums į naudą bus ateiti ir pasikalbėti. Aš pati, jeigu taip apie praktinius pavyzdžius kalbant, ne kartą esu įdėjus tikrai labai daug pastangų tiek skambinant ar neužmesgant tą gyvą kontaktą, tiek elektroniniu paštu rašant laiškus, kur tu kartais jautiesi, kad tu į sieną atsimuši, bet jauti prasme, kad padėti išgirsti. Taip, jums sunku, jūs nenorit kalbėti, šeiminės situacijos jos be galo įkrautos didelio emocinių krūvio, bet kaip kitaip išspręsti, išbūti tai, jeigu nekalbant, ar ne, gali būti, kad šeimoje neturėjom galimybės modelio išsikalbėjimo, ateikim su tuo neutraliu nešališku mediatorium pasikalbėti. Ir savanoriškumas dar nesvarbu tuo, kad tu galėsi pasitraukti bet kada. Galų gale net ir pačios mediacijos metu jau atėjus. Po susitikimo jaučiu netinka, nerezonuoja, visada galėsiu išeiti, net nenurodžius iš tikrųjų priežasčių. Taip, aš pati pasidomėčiau kaip mediatorė, kas atsitiko, bet iš tikrųjų žmogus yra laisvas visiškai. Bet kuriam etape pasitraukti, net kartais jau yra, atrodo, sudėti visi taškai ant i, jau šaliai susitarė, bet kažkuriai šaliai vis dėlto ne. Ne to man reikia, ar ne? Žinai, pasakoja apie tą galimybę pasitraukti, bet kad vis tiek dedi pastangas tą žmogų prikalbėti, ateiti mediaciją, tai man tai labai noriu šitą vietą nepraleisti ir akcentuoti, kad visgi mediacija yra tokia proga išeiti iš labai nemalonios konflikto situacijos gražiausiai įmanomų būdų. Nes, kokios alternatyvos toliau kankintis ir gyventi tam konflikte ir susipykus. Kita alternatyva keliauti į teismą ir, dėja, bet tikėtina dar labiau įsipykti ir išsieskaluoti, nes teismo pati esmė yra, kad tu turi įrodyti savo ir parodyti, koks kitas blogas. Ir praeitį. Ir apie praeitį dar daug pasikalbėta, mediacija vis tiek labiau į ateitį orientuota. Tai jeigu žmogus tą suvokia, tai tikriausiai ir to noro atsiranda, savo norų ir toje mediacijoje būt. Man lygiai taip pat, kaip ir tau, nekartą teko įdėti šiek tiek daugiau pastangų ir nenorinti paskatinti ateiti, o paskui jau labai savo norų žmogus ir to sprendimo ieško ir randa ir laimingas išeina. Tai apie tai matyt, tas savanoriškumas ir yra, kad atrasti savį jėgų visgi norėti. Taip. Žinai, kada žmogus jaučiasi pamatytas, išgirstas, tiek iš pradžių mediatoriaus, tiek po to net ir kitos pusės akyse pasijaučia pamatytų, tada atsirakina ir nori ir tą pasitarti, ir tada tikrai toks prasideda asmeniniu užsikrovimo toks procesas, kur mediatorius tikrai tampa to įrankiu, dyleriu, ar suorganizuoti, pabūti, susitikimą, palaikyti erdvę, bet pačios šalys savanoriškai, visiškai iš vidinės motyvacijos tarėsi, nes toks būdas išsaugos jų santykį. Ar ne? Ir čia, kalbant toliau apie mediacijos principus, požymius kitaip vadinant, galim turbūt paminėti ir kad mediacija yra nešališkas. Apie tai vėlgi daugiau tinklalaidėje, kurioje kalbamės apie patį mediatorių ir keliaujam prie dar vieno konfidencialumas. Mediacija yra konfidenciali, šalia to, kad jinai yra savanoriška ir mediatorius ten yra nešališkas. Tai apie ką tas konfidencialumas? Apie paslaptį. Apskritai, kad mes medijuojamės, gali būti ar ne likti paslaptyje. Jeigu, sakykime, nenorim viešumo, turim savo didelę kažkokią gilę situaciją, šeimoje ginčio, konflikto, tai tikrai pavyks išsaugoti, nes čia dalyvaus tik tai mediatorius ir tos dvi šalis, kurios bus suinteresuotos konfidencialumu, o mediatorius... Du žmonės, tikėti, ar ne, susipykę. O mediatorius apskritai, tai yra pagrindinis darbo principas, konfidencialumas, išlaikyti jį, pasaugoti tą saugią erdvę pokalbiui ir pakviesti šalis, primenant joms, kad tai bus apie jūs,
jums skirta, ar ne, ir iš šito kambario išeis tiek, kiek jums patiems norėsis, ar ne, o mediatorius apskritai jis neturi jokios atskaitomybės niekam, kam ar ne, turėtų ar galimybę papasakoti, ar privalomumą papasakoti. Plus mediatorius saugo net ir įstatymas, ar ne, kad jis negalėtų tapti liudytoju, jeigu tokia byla atsidurtų teisme, ar ne, jeigu prieš tai medijavosi šalis ir kviestų papasakot mediatorių, ką čia sužinojo mediacijos procese. Tai mediatorius yra apsaugotas nuo to ir jis negalėtų tapti liudytoju. Mediatorius taip pat negalėtų tapti atstovu kažkurioje šalių, ar ne, mediatorius advokatas, kuris ir viena ir kita praktika verčiasi. Tai va tokių daug turim saugiklių, kur iš tikrųjų tokį saugumą užtikrina pokalbiui. Plus konfidencialumas ar ne ir pačioj pažymoje, jeigu nepavyko susitarti, bet vis dėlto reikia pažymos į teismą, ar ne, kad vyko pati mediacija. Tai labai labai lakoniškai mes ten formuluojam, ar ne, tik su nuoroda į įstatymą pavyko, nepavyko susitarti, arba viena iš šalių pasitraukė, net neidentifikuojant, kuri iš šalių. Kartais būna šalis, turbūt Monika neleisi sumeluot, prašo, parašykit plačiau, kuri šalis, bet mediatorius nevykdo tokios funkcijos, neprašinėja kažkaip ar ne pačio ginčo pobūdžio, ką mes ten veikiam, kokie nors tarpiniai susitarimai buvo pasiekti. Ne, jeigu nepavyko susitarti nei dalyje, nei visuose klausimuose, tai pažyma bus taip formuluojama. O jeigu kažkurioje dalyje pavyko, tai elementaru, kad ten gal bus taikos sutartis ar ne, o kitus klausimus šalis nešis gal į teismą spręsti. Ir tokia galimybė yra. Turiu omeny pažymą apie mediacijos pabaigą, kuri išduodama tuo atveju, jeigu ginčas savo pobūdžiu papuola į privalomosios mediacijos lauką ir teismui reikia įrodyti apie tai, kad mediacija buvo inicijuota arba vyko. Taip. Ir čia dar noriu tave papildyti, kai tu pasakoji apie įstatymą ir tai, kad įstatymas saugo mediacijos konfidencialumą, globoja tarsi tą pačią mediacijos procesą savo konfidencialumu, tai noriu dar papildyti, kad duomenys sužinoti mediacijos metu negali būti įrodymais teisme, tai negali būti vertinami kaip įrodymai. Tai tas irgi yra svarbus momentas, ne tik kaip liudytojas mediatorius negali būti apklausiamas apie aplinkybės sužinotas mediacijos metu, ne tik mediatorius ir ginčo šalis pagal mediacijos įstatymą turi pareigą saugoti tą informaciją, kurią sužinojo mediacija, bet štai dar ir jokie duomenys iš mediacijos negali keliauti įrodymais už įrodymus, kas svarbu ginčo metu. Plius žiūrėk, Monika, mes nedarom nei garso, nei vaizdo įrašo, ar ne, kas, sakykime, teismo posėdžių salėje, tiek įrašas daromas, tiek, ta prasme, ir saugoma prie bylos mediacijoje, mes neužsiimam šitais dalykais ir kaip tik netgi nekalbam su šalim, kad tai yra tokia neformali ir neutrali aplinka jums susitarti, o ne vieta ar tarpinė stotelė duomenims įrodymams rinkti. Kaip realybėje vyksta mediacija? Tai realybėje mediacija prasideda nuo jos inicijavimo. Tam, kad ją inicijuoti, reikia susirasti mediatorių. Mediatorių galima susirasti įvairiai. Galima internete paieškoti, galima į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą pasikreipti. Labai kviečiam ir galite pasikreipti į Vilniaus arkivyskupijos karito mediacijos centrą in pace. Ir pasikreipus į mediatorių, anksčiau ar vėliau, jeigu tai ginčas patenkantis į privalomosios mediacijos lauką, teks parašyti prašymą apie tai, kad inicijuoju mediaciją. Bet be viso ko, inicijuojant mediaciją, jeigu tai vyksta per mediatorių, tai tikėtina, kad mediatorius dar ir pasiskambins ir kitai šaliai. Tai va čia galim papasakot, nuo mediatorius priklauso, bet šioje vietoje galim papasakot, kaip mes vykdam, ar ne? Ta jau pradžia, kai susiranda, va tave susirado Eglė. Klientai, pavyzdžiui, per mediacijos centrą in pace. Jeigu per centrą, tai vis tiek kreipsis į mūsų ar ne žmogiuką, kuris registruoja atvejus ir paskui mums paskirsto juos, bet būna atveju, kad ir tiesiogiai kreipiasi. Bet ar vienu ar kitu atveju, ar ne, vis tiek mediatorius pats skambina ginčo šaliai, ta, kuris, sakykime, registravosi, arba kažkur ginčo šalis paskambina ir aiškinėsi poreikius, ar ne, kas per ginčas, ar tai yra privalomosios mediacijos, ar tai yra santykių, gal ar ne kažkoks sprendimo būdas. Tai vat, kalbėsi su viena šalim, gauni kitos šalies kontaktus, arba jeigu registravus ir nurodė, tarėmės dėl susitikimo. Kartais pirmas susitikimas būna bendras mediacijos, kartais būna atskiri susitikimai. Bent jau aš pati, tai taip pajauti iš pačio atveju ar ne dinamikos pirmų pokalbių metu,
kaip ten geriau organizuotis ir juos, bet vis tiek pats pagrindinis darbas vyks bendrame susitikime. Pirmi susitikimai yra tokie skirti ar ne ryšiui sukurti, užmėgsti tarp mediatoriaus ir šalių, išsiaiškinti poreikius, tuos tokius tikruosius, ko aš tikiuosi iš mediacijos, išsigryninti lūkesčius. Ir tada žiūrėti, kada mes startuosim nuo tų bendrų susitikimų, ar ne, išaiškinsim ginčo dalyką ir visus kitus svarbius dalykus. Tai pati pradžia yra kontakto užmezgimas. Jeigu jūs pradėsit mediaciją, sakykime, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje, tai jūs užpildysit prašymą, tada tarnyba kreipsis į kitą pusę, jokio skambučio neturėtų būti ar ne tiesiog formaliais raštais. Kada tiesiai mediatorių kreipiamasi arba per mūsų centrą, ne, mes užmėgsim žmogišką kontaktą, kas yra labai labai svarbu apskritai šeimos ginče, kur yra daug tokio emocinio fono, ar ne, ir mediatorius yra tas, kuris šiek tiek sugers iš pradžių, pagelbės nuventiliuoti emocijoms, kad ateiti į konstruktyvą. Ne, tai toks žmogiško kontakto užmezgimas yra labai svarbu ir galų gale leidžia matyti patį žmogų, kokio jisai yra stadijoje, netgi jeigu tai yra skyrybų ar ne, kur nuo pačio neigimo iki susitaikymo su situacija yra didžiulis ir ilgas kelias ir šalis gali būti skirtingose dar kampuose. Tai tai pradžiai ir kaip vyksta pas mus svarbu pačio mediatoriaus savęs atnešimas ar ne ir įdėjimas pastangų pakviesti į mediaciją, o pakvietus pabūti joje ar ne ir sukurti tą erdvę pasitarimui. Tai iš esmės viskas prasideda nuo sukontaktavimo ir kontakto pasigavimo ar ne tarp mediatoriaus ir ginčo šalių. Ir kai jau tas yra padaryta, tada identifikuojamas ginčas. Tai yra apie ką mes čia kalbėsimės, ką mes čia turim įsispręsti, kad toliau gyvent būtų patogiau ir kad to didelio ginčo nebebūtų, ar ne? Ir kas tada? Tada vyksta pati mediacija, ar ne? Jau patys tie susitikimai, pagrindinis darbas, pagrindinės susitikimų sesijos, kur šalys yra pirmi smuikai, bet mediatorius laika tas šalia, kuris palydi, kuris organizuoja procedūrą, ar ne, kuris paruošia erdvę galų gale susitikimui, skambinasi, tarėsi, kartais šalys būna taip viena nuo kitos nutolusios, kad iš tikrųjų mediatorius yra tas žmogus, kuris vienam paskambina, kitam ar nepaskambina, motyvuoja kalbėtis, kalba apie naudas kalbėjimosi ir tokiu būdu pasikviečia būti. Tai pasikviečia, jau tarkim pasikvietė, ir ką, ir dabar mane susadins su tuo kitu žmogumi, aš su juo jau tiek kartų bandžiau sėdėti, neįmanoma, negaliu matyti. Tai apie ką čia yra, ar ne, ką tas mediatorius gali duoti vienam kambariai sėdėdamas kartu? Reguliuoti pokalbio temperatūrą visų pirma. Ar ne, kai pokalbis nevyksta, gali būti tikrai labai labai tokios gynybiškos pozicijos išjudinti padeda, ar ne, nuo ko apskritai startuoti. Kas čia svarbu? Ar tikrai ta pozicija pagelbės jums abiems auginti vaikus galų gale, ar ne, visą likusį gyvenimą. Tai mediatorius yra ta figūra, kuri ir pagelbės apskritai mediacijai ir pokalbį išjudėti. Ir vykti ją. Vykti. Ir išgirsti, ką vienas ir ką kitas sako, ar ne? O kaip, Monika, ta mediacija pati atrodo ne iš uždarų durų? Ten kažkas mistiško vyksta, ar kaip tu pati darai tai? Vyksta pokalbis. O kaip jisai vyks? Vienodų pokalbių nebūna. Net negali jokios strategijos susidėlioti kažkokios, darysiu dabar taip, kažkaip aš juos taip pakalbinsiu. Ne, tu turi jausti žmogų, tu turi jausti, ar ne, kas ten vyksta kambaryje, netgi kuris pirmas pradės kalbėti, kartais jau ir tai yra, ne, tu kalbėk. Tu jau ir taip čia prisikalbėjęs, tai maždaug ir, aš viską žinau apie tave. Mediatorius tas saugi figūra, kur, palaukit, žiūrėkit, sugrąžinu, ar ne, iš praeities ištraukiu į dabartį ir, kreipiu į ateitį nuolat, kartais būna, laikrodį padedu, kur data rodo šios dienos, kad, šiandien tik tai mes čia galim spręsti. Tai, tas ir vyksta toks pokalbis, kur iš tikrųjų nėra iki galo, ir ne, kad, tokį instrumentą naudoja mediatorius ir atrakina žmonės. Ne, čia yra darbas su žmonėm, gyva. Ir kalbos, ir ne. Kas tada?
gali mediacija ir nepavykti. Tikrai galim nesurasti taikaus ginčo sprendimo būdo, bet kartais net įsivardinimas, kad mes negalim surasti, jau yra šiek tiek sprendimas ir toks ar ne nuėmimas nuo situacijos įtampos. Kad, ne čia kelias, gal mūsų kelias teisme, ko, iš tikrųjų niekada niekam nerekomenduočiau, bet būna žmonės pavargsta patys nuo savęs, nuo buvusio kalbėjimo, neturi resurso pamatyti kitaip ir nusprendžia, kad vis dėlto patogiau atiduoti atsakomybę kažkam kitam. Atstovui galų gale ar ne, kad atstovas kalbės teisme, kad teisėjas priims sprendimą tuo atveju. Ir tai irgi kartais yra vienas iš tokio kelio atkarpų. Plius būna tikrai atveju, kada grįžta į mediaciją po kažkiek laiko pasibilinėjus, kur mato, nepavyko čia juo labiau, ar ne, tai vis dėlto turiu kažkokią patirtį ten, kur buvau išgirstas, nors ir nenorėjau tada spręsti ir gal vis dėlto sugrįžkime į mediaciją. Pribrendę ir subrendę pokalbį, ar ne? O gerai, tarkim, kalbamės ir, susitarėm dėl to, dėl ko nesutarėm, dėl tų dalykų, pavyzdžiui, nesutarėm, kaip vyks bendravimas su vaikų tvarka ir štai mediaciją paėmėm ir susitarėm, nusprendėm, kaip jinai vyks. Tai kas tada? Įforminam susitarimą, ne? Sprendžiam tada, ar mediatorius, jeigu jis yra teisininkas, pagelbės paruošti taikų susitarimą, ar siūsim pas teisininkus, jau čia kaip noris. Ir ne, šalis dažnai turi savo nusiteikusius jų ar ne atžvilgių atstovus, kurie mielai paruoš taikų susitarimą. Tikrai visa teisės tema yra orientuota į taikų susitarimą. Tiek ir teisėjai vis laiką dar teisme paskatins mediacijoje. Tiek tas atstovas, kuris yra draugiškai nusteikęs šeimai, visada irgi kalbės apie taiką. O gal vis dėlto pabandykit susitarti, ar ne? Tai tas įforminimas jau paskui yra lengvoji dalis. Aš net klientams sakau, žinokit, įvilkti į teisinį rūbą yra lengvoji dalis, sunkioji dalis ateiti iki jo. Kas mums yra mediacija? Tai Egle, kas galiausiai tau yra mediacija, taip trumpai apibūdinant? Man tai yra erdvė pokalbiui. Pagerintas pokalbis arba pagerintos dėrybos, kur atsiranda tas trečias neutralus nešališkas asmuo. Kaip gitaros tas mediatorius, ar ne, tarp piršto ir gitaros išgauti garsą. Taip mediatorius mediacijoje, kaip vienas iš tų požymių būtinų, kad mediacija vyktų, išgauti pokalbį, susitarimą, ar ne, ir pagelbėti tam tokiam darniam garsui ir harmonijai atsirasti. Gražiai apibūdinai. Aš irgi tada pratęsiu apibūdinimais. Tokiais, man tai pokalbis, mediacija yra pokalbis su papildomais funkcionalumais, kuriuos gali įsidiegti. Labai įvairiais. Gali paspausti mygtuką, pavyzdžiui, suorganizuoti pokalbį, ar ne? Kitą mygtuką gali paspausti, išversti, ką kitas man čia bando išrėkti. Iš lietuvių. Ta kalba, kuri vyksta mediacija, jinai nebūtinai tik lietuviškai gali vykti. Arba, pavyzdžiui, gali paskatinti pokalbį, jei tik kalbam apie tą patį per tą patį ir nieko. Neinam į šoną, nei gilin, nei tolyn. Ir galų gale gali paspausti mygtuką, kad kas nors mane išklausytų ir išgirstų pagaliau. Tai dar krūvą galima funkcionalumų prisigalvoti, bet iš esmės tie funkcionalumai, juos mediatorius pasirenka priklausomai nuo to pokalbio, būtent to konkretaus pokalbio tarp tų konkrečių žmonių poreikius. Tai yra, kartais užtenka tik tai suorganizuotą pokalbį ir jis kažkaip ten savaime vyksta. Tu sėdi ir klausai, ką žmonės ten kalbasi tarpusavį ir jiem puikiai sekasi. Tiesiog gal neturėjo jau jėgų vienas kitą tam pokalbį pakviesti, o kartais reikia sujungti visus funkcionalumus, kad toliau važiuotų. Ir čia ką tik, man atrodo, sugalvojau algoritmą, kaip dirbtinis intelektas galėtų perimti mediatoriaus rolę. Tai va šitas, nustatai funkcionalumus ir pasirenki. O netrodo, kad tik sąmoningiem žmonėm galiotų? Iš tiesų tai sutiksiu su tavim. Turbūt joks algoritmas šitų mygtukų labai taikliai nesuspaudinės, jau kartais gali nustatyti vienus funkcionalumus, bet tenka peršokti ant kitų. Taip, labai gyva. Labai organiška, ar ne, mediacijoje ir labai optimalu tai situacijai, kurį funkcionalumą jungsim, ar ne, kaip iš tikrųjų mes tame procese pabūsim ir kiek mediatorius mediacijoje įdės pastangų šalims išgirsti ir sukurti erdvę pokalbiui su funkcionalumais. Taip, tai labai ačiū, kad buvote su mumis ir kviečiame sekti Vilniaus arkivyskupijos Karitą socialinėse tinkluose, Facebook, pavyzdžiui, ir linkime geros dienos ar nakties, kada beklausot.